Tai yra 3 filmai, kuriuos noriu labai parekomenduoti savo draugams. Filmas Kaimiečiai. Mano akimis tai yra absoliutus šedevras, kuriam sukurti prireikė net 80 000 nutapytų paveikslų. Didžiausias džiaugsmas yra tai, kad prie šio darbo prisidėjo ir Lietuvos kūrėjai ir mes galėsim pamatyti visą tą grožį, kurį nutapė ir mūsų Lietuvos dailininkai. Kryčio anatomija. Tai ko gero svarbiausias šių metų kino kūrinys. Tai yra filmas, kuris gydo visuomenę, kuris leidžia praregėti ir kuris apskritai, mano manimu, daro pasaulį geresniu. Ir taip, tai yra filmas, apie kurį kalbės visi. Kalbėsit ne tik apie filmo temą, bet ir apie nuostabų aktorių darbą, tarp kurių yra ir 10-metis vaikinas, ir šuo Snupis, kuris netgi buvo ir apdovanotas Kanų kino festivalio metu. Filmas Blogis neegzistuoja. Japonijos super talentas, kompozitorė Eiko Ishibashi ne tik sukūrė muziką šiam filmui, bet iš esmės įkvėpė režisierių sukurti šį kūrinį. Ir jos muziką aš prilyginčiau lyg meditacijai, gal net ir širdies ir sielos masažui. Būtent šį filmą ir noriu parekomenduoti tiem, kurie jaučia tą vidinį, nuolatinį troškimą pabėgti nuo triukšmo į mišką, tiesiog į gamtą.